Sveiki, esame Vilniaus mieste, Architektų gatvėje prie daugiabučio, kuris pasinaudojo mažosios renovacijos priemonę ir atsinaujino savo šilumos punktą. Įstatyta automatinė balansavimo sistema bei optimizuoti šilumos srautai pačiam pastate. Gyventojams pagerėjo komforto sąlygos butuose, nes išsibalansuoja šilumos srautai pačiame daugiabutyje. Taip pat sutaupoma šiluma skirta daugiabučiui apšildyti, bei be abejo sumažinamos sąskaitos už šildymą. Taip pat norėčiau pakviesti gyventojus pasinaudoti šią priemonę, nes paramos dydis sudaro 60%, o socialiai remtiniem gyventojams arba nepriteklių patiriantiems namų ūkiams tai yra net 100% projekto išlaidų. Šiai priemonė yra skirta 20 milijonų ir kvietimas bus aktyvus, kol bus neišnaudotos tam skirtos lėšos. Taip pat įgyvendinus šilumos punkto atnaujinimą galima sutaupyti apie 10–15% pastato skirtos šilumos bei atitinkamai sąskaitas už šildymą.